Dauguma galvoja, kuo daugiau darai, tuo efektyviau, tuo geriau. Bet Dorian Yates'as rodė priešingai. Mažiau setų, bet maksimalus atsidavimas ir intensyvumas treniruotėse. Šitam video pats norėsiu ištestuoti tokią treniruočių strategiją ir išsiaiškinti, kas geriau. Ar Ronnie Colemano treniruočių strategija, ar Dorian Yates'o. Šiandien pirmą Dorian Yates'o dieną ir yra krūtinė su bicepsu. Dorian Yates'o ir Ronnie Colemano treniruotės realistiškai skiriasi kaip diena ir naktis. Pratimai gal panašus, bet kaip treniruotis tu turi, yra absoliučiai skirtingi dalykai. Ronnie Colemanas stengiasi daug setų, daug repų. Dorian Yates'as yra absoliučiai kitaip. Tu turi vieną setą tam pratimui, stiprų vieną setą, viską turi išspausti, ką tik turi, kad gaut geriausius rezultatus. Aš pats treniruojasi iki failure, tai jau čia didelė iššūkė neturėtų čia būti kažkokia. Bet pasistengsiu dar toliau negu failure spausti. Su Dorian Yates'o treniruotė yra tokia dilema, kad tu turi labai gerai apšilti. Nes jeigu neapšilsi, aš šikėts, nafig man šitas apšilims, pamaineks ir. Prisėdi, užsimeti ten, sakykim, 8 kilų, eini stumi, žiūri, karoči, krūtinė jau sušokus čia va į vidurį, pradedi ahuėlint, tai kam problema? Problema, kad neapšilai, aš taip pats, 10 minučių kaip nieka, pramėčiau rankytam, prasitempiau, ten. Nes aš taip, pavyzdžiui, nenoriu, kad man krūtinė, taip kabaliot. Dabar pagal visą teoriją tai turėčiau eiti prie pec decką, bet man bent jau šitam džime tas pec decks toks lievs yra. Tai aš geriau pasidarysiu pec flyus, panašus pratimus, tiesiog, kad ne ant aparato. Ir šit žymiai bent jau man geriau jausis. Aš realiai nežinau kaip, bet tie 3 pratimai taip baisiai užpumpavo mano krūtinę, žymiai geriau negu Ronnie Colemano. Aš Ronnie Colemano treniruotėj daviau labai gerą vertinimą ties pumpu. Dabar Dorian Yates'o man krūtinę po 3 pratimų, 3 setų, taip žiauriai užsipumpavo, aš realiai apakintas esu. Aš buvau nustebintas, kai Ronnie Colemano ten daug setų, daug repsų ir taip tikėtumės, kad užsipumpuos 3 setai. 3 setus dariau. Ir taip užsipumpavo, nerealiai. Nežinau, čia kažkokia magija, realiai.
Šiandien antra Dorian Yateso diena ir turime tik nugarą. Tik nugarą. Jokių bičkių, jokių tričkių, jokių hujičkių. Tik tais nugarą pasidaryti ir viso. Žiauriai fainas dalykas su tokiam treniruotėm yra toks, kad jos labai daug laiko neužima. Tai sakykime, jeigu jūs turit per dieną ten valandą tik tai skirt žymai, tai va, pasidaro treniruočių planą kažkokį panašų, kad 1-2 setai kiekvienam pratimui, bet jūs iš tikrųjų tą turit visą save atiduoti. Negali būti ten, ai, bibidėjau ten, karočią, ai, ten, nafik, šits, ten man kažkas kažką, negali būti jokių tokių bairių. Tai jeigu jūs iš tikrųjų atiduosit visą save tokiom treniruotėm, tikrai pamatysit ir gerą progresą ir viskas bus puiku jums. Tiesiog, kad turit atiduoti iš tikrųjų visą save. Negali būti ten 2-5 procentai, 5 procentų, turi būti 100%. Vienintelis dalykas, kur aš kol kas galiu prisipysti, yra toks, kad pirmą dieną darėm krūtinę su bicepsu, antrą dieną dabar darom nugarą. Tai kai nugarą darai, antras pagrindinis raumuo, kuris dirba, tai yra ta bicepsis. Ir jisai dar nespėjo po vakar pailsėti. Tai kai dabar darai nugarą, tu negali 100% savęs atiduoti. Žiauriai liau. Nes blemba, aš dabar darau nugarą, ir jaučiasi, kad biceps dar po vakar ir pavargęs, jis dar nėra pilnai pailsėjęs. Tai kad nebūtų tokių problemų, persikelkit pirmą dieną nugarą. Tada bickas su krūtinė. Šiandien kojų diena, bet šiandien nestandartinė kojų diena. Šiandien yra special edition, pachmo kojų diena. Vakar buvo draugelė 20 ir biškių buvo persistengta. Bet gyvenime tai būn. Visiems pasitaikam, nebūn gerų dienų, be blogų dienų, nebas vaivorykštas, be biškelė lietaus. Toks jau gyvenimėlis. Iš ryto, kai atsikėliau,
Galvoju, blem, nu, tipo, nulėkčiau aš šitą salę, bet kardiją kokį, nebent, nu, lengvai kažką prasimint ar praseit. Taip gavosi, kad, blemba, kokį per piets galvoju, ble, content būtų ant pachmą nulėkt, ko jis pasidaryt. Slėvesnės idėjas jau čia negalėtų būti. Padariau aš dabar va tą setą, leg extensioną. Tai pikin. Cudurans, aš nežinau, kas čia pas man galvoj buvo, kad... Ble, ko jis daryt per pachmą? Что твоя идея? Ой, их нахуй. Пиза, гений конкретно. Цудорans. Aš dar kaip pratingiausias žmogus pasaulyje prieš džimą užsimaniau iššaut 2 dozę baltymų. Ir aš iš geros širdies, aš nieko blogo nesitikėjau. Aš galvojau, žinai, vakar neišgėriau, šiandien įpysiu 2, nu tipo, kas čia blogo bus? Tipo, aš nesu tas žmogus, kuris bijo gyvenime daryti klaidas, bet čia ir tokia linija, kur tipo, drąsa čia, ar čia jau konkrets bukums? Aš bent jau sakyčiau, kad čia jau perėna iki bukumo lygio. Nu, tipo, papras žmogus nesugalvotų, kad, tipo, ant pachmą, įpis baltymų ir dar kojas ant viršaus daryt. Nu, čia, tipo, nu, negalvoja taip standartinis žmogus. Blet, nu, čia turi būt patobulintas. Tai aš nežinau, ar čia pas mane tokia gislelė ir tokia filosofo kažkokia, ar tiesiog nafik sprogis kaužas, blet. Nu, nežinau, šiandien dieną tai tikrai patobulinta buvo, nu, bet nieko, išgyvenau, viską pasidariau, ką reikėjo. Man realistiškai pagalvojus net kaip ir patinka tokios dienas, kai labai hujovo, kai nupizda, karočią, atrodo, tau spyrė į kiaužus ir dar blemba prie tą pačią akį išbėdė. Nu, bet nu ką, būn taip ir būn vienaip. Ir tokias dienas vis tiek išgyventi turi vienaip ar kitaip. Ar tu daugiau šūdų pridėsi ant viršaus, ar mažiau. Koks skirtumas, jau vis tiek šiandien viskas supista, nu tai pohui, dar labiau nesupys. 4 ir paskutinė diena ir yra pečiai su tricepsais.
čempius, kiekvienas pavyzdys pėdsaką, o savęs palik tvarką. Svorį grįžti į vietą, rankšluostis kartu su savimi. Lauko batai tavęs savo kariuomenėje. Treniruokis imti judėti, nesėdėti telefone. Tuo apsėsti. Dabar noriu labai greitai paprastai papys protą vienam žmogui, kuris sugebėjo ne vieną, ne du, o visus 3 tūliukus supyst. Ant kiek tu žmogus daunas esi, kad tai padaryt? Aš suprantu, ten tipo, jeigu su bernais ten paprikolinat gerai, ten 1, 2 tūliukus supysat, nu gerai, nu ką padarysit, svarbu vieną atsarginį bent jau palikt, kur patys myšytis, kurva, imbecilai, na. Tikiuosi, tas, kuris tai padarė, tau kitą kartą dantis naudos kaušatį. Nu ir ką, dabar greitą apibendrinimą padarysiu, kad jums čia labai nenusibostų. Taip, krūtinė su Biitske. Gera diena buvo. Pumpas 10 iš 10. Kaip čia šitaip? Ne, iš tikrųjų, pumpas buvo labai geras. Geresnio žodžio Kulmaną. Aš realiai vapšė nesitikėjau, kad su tiek mažai pratimų taip gerai pasidarytų. Nu čia buvau realiai nustebint. Žiauriai puiku. 10 iš 10 gauna. Ar viskas padengta? Irgi gauna 10 iš 10. Nu tai ką ten? Labai daug neišsipisinėsiu. Krūtinė ir tricepsas. Nu čia didelės matematikos nėra. Sunkumas treniruotis 8 iš 10. Tada nugaraje pumpa gauna 7. Balansas 10 iš 10. Nu nieko daug neprigudrausi. Nu nugara ir nugara. Ten daug ką nesugalvus. Sunkumas 7. Nebuvo ten beleka tragiška. Kojų diena. Pumpas 7 iš 10. Nu tipo pusė gryba. Balansas 10 iš 10, nu viską, ko reikia, kojom buvo viskas padaryta. Sunkumą treniruotės užsirašiau 11 iš 10. Realistiškai ten turėtų būti koks 20 iš 10, nes nu realiai tam buvo košmaras. Tada pečiai ir trickė, nu ką, pečius ir trickė ką tik vadariau. Pumpas gauna 8 iš 10 koks. Ar viskas padengta ir vėl 10 iš 10, nu nieko prisipys negaliu. Sunkumas treniruotės, nu tai nebuvo labai sunku, nu 7 kokie, sakykim. Dorinys treniruotės tikrai yra, mano manimu, geras, realiai žiauriai geras. Tiesiog viena dilema, kad turi iš tikrųjų stengtis, iš tikrųjų turi daug savęs atiduoti džime, negali būti 5% palieki namuose. Aš šitam video norėjau parodyti, kaip iš tikrųjų atrodo 100%, netgi gal 110% savo jėgų. Turi pasiekti failure. Ir tada dar stipriau pastumti save. Nu, tipo, iki nebegalios konkrečios. Va tada su to teorija neįsiu treniruotam, tada jo bus rezultatai. Bet jeigu panašiai nesistengsiu, nu, tai daug ir nesitikėk. Nu ir ką, dėkui, kad žiūrėt. Jeigu patiko videoks ir realiai toks pat šūdis su Roniu Kulmanu, nu tai ką, jeigu nesunku, pažiūrėkit, paliksuokit, pasubscribinkit, pakomentuokit, piskit dislike'ą, pajabait žodžiu, darykit ką norit, nakui. Viso, davai.